Daugelį sporto šakų karjera trunka 10-15 metų, ypatingai populiariosios sporto šakose, krepšinyje, futbole, ir prie to prisideda tai, kad tai yra kontaktinis sportas, tai yra susiduriama su varžovu, su oponentu ir taip traumų rizika didėja. Tose sporto šakose, kuriuose nėra kontaktų, tenise, bėgime, kultūrizme, ir tai yra laikomos saugiomis sporto šakomis pagal tai, kiek traumų yra patiriama treniruojantis arba dalyvaujant varžybose, karjera gali trukti ir 15 ir 20 metų. Todėl kalbant apie ilgamžiškumą, specifiškai treniruojantis su svoriais, su štangomis, hanteliais, treniruokliais, mes turėtumėm kalbėti apie laiką, kuomet žmogus tuo užsiiminėjo bent jau 15-20 metų. Nuo tada tai jau yra ilgamžis. Na ir norint sulaukti ilgamžiškumo, tai yra praleidus sporto salėse 20 metų, toliau norėti ir galėti treniruotis, reikia jaunystėje negauti traumų ir nesusidėvėti. Du dalykai, kurie iššaukia traumas arba susidėvėjimą, yra šie. Pirmasis – bloga judesio atlikimo technika. Tai yra, kai pratimai daromi netaisyklingai ir jie nebūtinai sukelia traumą vienu kažkokiu judesiu. Galima daryti pratimą netaisyklingai, tuo metu to nejausti ir po truputį vieną arba kitą kūno dalį dėvėti ir galiausiai tada tai jau pradeda pasireikšti kaip trauma, kaip susidėvėjimas. Antrasis dalykas yra per stiprus vienos arba kitos kūno dalies, dažniausiai sąnario naudojimas. Kaip pavyzdys, galbūt kažkuriam vyrui patinka treniruoti krūtinę, ar atėjęs pirmadienį į treniruoklių salę jis treniruoja krūtinę. Atėjęs antradienį jis treniruoja krūtinę, o atėjęs trečiadienį, kadangi jam patinka treniruoti krūtinę, jis vėl treniruoja krūtinę. Ir taip gaunasi, kad ne tik krūtinės raumenys pavargsta ir neatsistato, bet ir tie sąnariai, kurie atlieka judesius, pečių sąnariai, alkūnių sąnariai, riešų sąnariai, kurie laiko ir stabilizuoja štangą, yra nuolat dėvimi, juose atsiranda uždegimai, kurie neturi laiko užgyti ir taip tada tie sąnariai yra dėvimi. Kalbant apie susidėvėjimą, taip pat svarbus yra krūvio dozavimas. Moksliniai tyrimai sako, kad daugelis žmonių gali pasiekti rezultatų, tai yra raumenų augimą vienai raumenų grupė atlikdami nuo 10 iki 20 serijų per savaitę. Kaip pavyzdys, tai galėtų būti 3 pratimai po 3 serijas, arba 3 pratimai po 4 serijas, arba 4 pratimai po 3 serijas, kas gaunasi maždaug tarp 9 ir 12 serijų. Tai jeigu kažkas treniruodamas krūtinę arba treniruodamas kojas arba treniruodamas nugarą atlieka apie 10 serijų per treniruotę, ar jisai tą raumenų grupę treniruoja vieną kartą per savaitę, tai yra labai didelė tikimybė, kad to krūvio užteks tam, kad tie raumenys, ar krūtinė, nugara, kojos ar sėdmenys, ar kas tai bebūtų, augtų. Kita vertus, tai pačiai raumenų grupiai galima atlikti ne 9, ne 12 serijų, bet apie 20 serijų. Ir yra tikimybė, kad ta raumenų grupė irgi augs, galbūt jinai neaugs labiau negu atliekant maždaug 10 serijų, bet tie sąnariai, kurie yra naudojami tos raumenų grupės treniravimui, labiau dėvėsis. Todėl, kalbant apie krūvio dozavimą, labai svarbu paskaičiuoti ir dozuoti krūvį taip, kad jūs darytumėte pakankamai tam, kad jūsų raumenys būtų stimuliuojami, kad jų jėga ir jų apimtis augtų, bet ne tiek daug, kad jungiamieji audiniai, sąnariai, stuburas, sausgyslės raiščiai būtų per smarkiai apkraunami ir dėvimi. Norint pasiekti rezultatų, reikia daryti tiek, kiek yra optimalu, o ne tiek, kiek gali ištempti. To pavyzdys galėtų būti netgi mokykla. Ten pamokos trukmė yra 45 minutės. Galbūt vaikus galima būtų priversti sėdėti ir ilgiau, bet ar sėdėdami ilgiau, jie ilgiau išlaikytų dėmesį ir ar sėdėdami ilgiau, jie galėtų išmokti daugiau negu išmoksta per 45 minutės. Tikriausiai ne. Lygiai taip pat yra ir su fiziniu krūviu. Yra optimalus krūvis, kurį atliekant yra gaunami geriausi rezultatai. Atliekant daugiau negu optimalu, jūs jaučiatės didvyriškai, bet geresnių rezultatų dėl to negaunate, atvirkščiai tikėtina, kad gaunate blogesnius. Na, o kalbant apie rezultatų išlaikymą, geroji naujiena yra ta, kad ir moksliniai tyrimai ir patirtys sako tai, kad norint išlaikyti arba palaikyti, tebūnie ne 100% tas apimtis ir tas formas, kurias jūs sukūrėte, sulipdėte jaunystėje, būdami 20, 30, galbūt iki 40 metų, užtenka daryti apie 30% to, ką darėte anksčiau. Ir aš pats tą patį darau ir tą patį pastebėjau. Tai yra, aš dabar šiame gyvenimo etape jau neturiu nei tiek daug laiko, nei tiek daug entuziazmo praleisti salėje
tiek laiko atlikinėti tiek pratimų, kiek atlikinėjau būdamas jaunesnis. Ir kaip moksliniai tyrimai sako, tai pirma dabartinė patirtis sako, kad dažnas iki vienai raumenų grupiai užtenka vienos treniruotės metu atlikti vieną, kartais du bazinius pratimus, bet tuos pratimus atlikinėti labai nuoširdžiai, labai smarkiai. Tai yra, jeigu aš būdamas jaunesnis treniruodamas krūtinę būdavo, kad jai padarydavau ir 4 ir 5 pratimus, tai dabar man turimų apimčių ir jėgos palaikymui užtenka ir 2 pratimų atlikti štangos spaudimą ant horizontalaus suolelio ir štangos spaudimą kampu. Kojoms užtenka atlikti tik pritūpimus, nugarai užtenka atlikti tik tai pristraukimus ir mirties trauką. Tai yra tiesiog pavyzdžiai, kad vienai arba kitai raumenų grupiai tam, kad išlaikytumėte tą, ką jau užauginote jaunystėje, reikia daryti daug mažiau.